Sveiki, visi atvykę į mano dar vieną vaizdo įrašą ir šiandieną aš atsakysiu jūsų visus klausimus. Jų tikrai nebus labai daug, tai prašau jūsų paspausti prenumeruoti mygtuką, kad nepraleistumėt šortsų, kur aš prašau ko padaryti, kaip šį kartą aš paprašiau jūsų užduoti man klausimą. Kanalo pavadinimas Geras vilkas. Tai aš tiesiog galvojau, kokį pavadinimą uždėti ant kanalo ir prisiminiau, kad vienoj stovykloj su indėnais reikėjo susigalvoti kažkokį trumpą pavadinimą, kaip tu save apibūdintum, kokiu gyvūnu, kaip graži pelė ar dar kažkoks. Tai aš sugalvojau Geras vilkas ir tai prisiminiau ir rašiau tai į kanalo pavadinimus. Kokį video buvo sunkiausia nufilmuoti? Kaip pasigaminau Helovyno keksiukus, jį buvo sunkiausia nufilmuoti, nes reikėjo padaryti daug kadrų, o viskas yra taip greitai, o viskas yra taip netvarkinga ir tu skubi ir panikuoji, aišku, ir tai buvo sunkiausia nufilmuoti, o visi video tokie buvo visai lengvi, apart irgi ledo skulptūrom, jis irgi buvo toks sunkus, nes snigo tavo veidą ir buvo taip sunku nufilmuoti, kai buvo aplinkui sniegas. Kontentą žadu kelti į YouTube. Tai tiesiog noriu kelti challenge'us, vlogus ar tokius video kaip dabar, jos negaliu niekaip apibūdinti. Ar kai būna kai kurie žiūri visokias apžvalgas, kaip Faro ar dar kokios laidos, tai tokius video norėčiau daryti. Dar greitai turėtų pasirodyti drono video, kaip aš mokysiuosi su dronu. Buvo tik tiek klausimų, bet nieko, visus jos lengvai visai atsakiau. Spauskit like ir prenumeruoti mygtukus. Surenkam 50 subscriberių iki pavasario ir čiau.